Dar jie nieko nepadaryta. Tai ją reikia išdaužyti su kokiu akmeniu ir su pagaliu. Gerai išdaužyti ir paskui tai pradeda kaip išdaužai, va tokiais plaušais plyšt pradeda. Ir tada iš tų plaušelių va tokią atskilį, dar geriau jį susukt, kaip prisiūlus, kad daro, nes tvirtesnis. Ir tada dar būdavo kaulinės adatos, bet aš dabar neturiu, bet kaip normalios adatos. Ir duri, ir su ta adata taip, kabinė. O tiesiog sakmenį išdaužydavo ir taip... Taip, jinai išsidaužo, gerai išdaužai. Ir tada tais plaušiukais vaskeli ir siūni. O čia kas toksai? Čia yra ta pati kaip rankė. Bet čia ragas? Čia yra briedžio ragas. Šitas įrankis indienai tokį naudoja. Nes aš vienais metais Kernavėj dalyvavau, grynai dariau eksperimentą ir su tokiu grimštuku bandžiau nuvalyti visą odą. Tai aš ją nuvaliau per dieną, bet man atrodė, kad atsilups nagai. Nes labai, prie pat prikišus labai pavargo. Tai čia toks yra kaip palengvinimas. Kad nereiktų taip.